Sveikas gyvas, Dainiau. Labas, Tomai. Šiandien mūsų antras susitikimas, antras pokalbis, kuris tęsia pradėtą temą apie tai, ką žmonės turėtų žinoti, ką turėtų suprasti, kai jie nusprendžia kurti santykį, arba kai jie jau yra santykėje, na ir dėja kartais, kai jie jau nusprendžia nutraukti santykius. Tai pirmoje dalyje mes nemažai kalbėjom apie visą eilę svarbių momentų, į ką žmonės turėtų atkreipti dėmesį santykių kūrimo etape, o šiandien pasikalbėsim apie tai, ką svarbu suvokti, suprasti ir taikyti būnant santykyje, kad ta santykio kokybė būtų maksimali ir kad būtų išvengiama visos eilės problemų, kurios paprastai kyla. Tomai, tai kadangi žiūrovai ir klausytojai turbūt nėra nusiteikę girdėti tam tikrus pamastymus ar tam tikrus teorinius dalykus, esam abu praktikai, tai ir kalbam galbūt praktiškai. Taip. Pasakom tiesiai šviesiai, kartais galbūt ir nepatogiai, bet tiesa žmonėms tokia, kokia jinai yra. Tai klaidos santykių metu, Tomai, kokios gi jos dažniausiai tarp sutuoktinių? Pagrindinės klaidos, ką tenka matyti bendraujant su žmonėmis, jomis pasidalinsiu ne prioriteto tvarka, bet tiesiog ta esmė, kas dabar ateina į galvą. Tai pirmoji klaida ir lūkestis, kad ta romantika, ta aistra, tas susižavėjimas vienas kitu, kurie būna pirmus 1,5 metų, kai kuriems 2 metus, kai kuriems iki metų laiko, kad tai išliks ir sekančius 10, 15, 30 metų. Ir kai tas aistros laikotarpis praeina, žmonės labai dažnai tą momentą laiko kažkokia problema. Kad jeigu aš savo antrai pusiai nebejaučiu tokių stiprių jausmų, jeigu aš su savo antra pusė nebenoriu mylėtis 7 dienas per savaitę, 2 kartus per dieną, jeigu mano antra pusė taip dėl manęs nebesistengia, nebedaro tiek daug staigmenų, nebeneša tiek daug gėlių, nebekviečia taip intensyviai pasimatymus, jeigu antra pusė manęs taip nebetraukia, tai jau čia kažkas yra negerai. O iš tikrųjų, ką žmonės turėtų priimti, ką žmonės turėtų suprasti, kad tas pradinis etapas jisai visą laiką praeina. Ir tas aistros momentas jisai išblėsta ir jeigu žmonės yra sąmoningi, jeigu žmonės yra brandus, ateina antrasis, daug gilesnio, daug kokybiškesnio ryšio etapas. Ir dėja, taip, tame etape jau nebėra tam tikrų dalykų, kurie buvo iš pradžių. Bet tai niekaip neidentifikuoja, kad čia yra kažkokia problema. Dėja, tenka sutikti nemažai žmonių ir apie tai mes kažkiek buvom kalbėję mūsų pirmame video apie tą greitą santykių keitimą, kurie tas išblėsusias emocijas laiko problema ir priežastimi nutraukti santykius. Vietoj to, kad pasigilintų į tai, kas vyksta, kas iš tikrųjų vyksta, suprastų, kokie yra santykių raidos etapai, jie sako viskas, nebejaučiu, nebeįdomu, bėgu, kursiu kitus santykius ir dėja tenka sutikti tikrai, kaip aš sakau, protingų žmonių, kurie pasiekė puikių rezultatų savo veiklose, bet santykių srityje tai būna tokie sprinteriai, kurie metai, 1,5–2 ir keičia partnerį. Metai, 1,5–2 vėl nauji santykiai, metai, 1,5–2 vėl nauji santykiai. Ir kai aš su jais pradedu kalbėtis, o kodėl jie tą dalyką daro, jie ir gyvena su tą iliuziją. Aš turiu surasti tokį žmogų, su kuriuo visą likusį gyvenimą mano emocijos bus aukštumoje. Ir lūkesčiai atitiks. Ir šioje vietoje turbūt, kaip skyrybų advokatas, aš turiu tokį pastebėjimą. Galbūt tai bus naujiena ir mūsų žiūrovam bei klausytojams, ta, kad jeigu nutraukiant pirmą santuoką,
statistika, tai yra kas antra pora skiriasi, tai antrą, trečią sykį skiriantis, ta statistika yra dar žiauresnė. Tai yra antrų porų atveju, antrų santykių atveju, tikimybė išsiskirti jau yra berods apie 60%, tuo tarpu trečios santuokos atveju tai yra visi 75%. Tai kitaip tariant, iš 4-3 poros trečioji santuokoje skiriasi. Tai va tas štai sprinteriavimas per santykius, jisai, toli gražu nebūtinai užtikrins, kad tu rasi tą žmogų, kuris atitiks tavo iliuzinius ar realius lūkesčius. Ir šitoje vietoje, Dainiau, tai irgi statistika, kurios aš negirdėjau, bet jinai labai gerai atspindi tą realybę, kad vis dėlto didžioji dalis žmonių, jie nesugeba padaryti išvadų po pirmųjų skyrybų. Jie tiesiog ir toliau kartoja tas pačias klaidas, neatsisukdami save, nepripažindami to, kad ne su tuo žmogumi buvo kažkas negerai, o man reikia spręsti tam tikrus dalykus ir aš čia noriu akcentuoti, kad čia ne apie kaltę, kad kuris dabar kaltas. Čia tiesiog apie kuo objektyvesnės realybės suvokimą. Ir dar blogiau turbūt yra ir sakykime, tie atvejai, kuomet žmogus pasirenka nekomunikuoti, kaip mes jau kalbėjome, ant kiek komunikacija yra svarbi santykiai ir kad tai yra viena pagrindinių skyrybų priežasčių komunikacijos nebuvimas. Ir nusprendžia kurti dvigubą gyvenimą. Gyvendamas santuokoje, kaip ir tu sakai, ar ne, pamatęs, kad va štai, nebėra to dažno sekso, lyg tai jau, ir tų lūkesčių nebelabai jau patenkina tą antrą pusę, ir lyg tai ir kartu būti nebe taip miela. Ir va štai čia jau buitis kažkokia atsiranda, ir čia jau lyg tai kažkaip derintis reikia, ir jau čia kompromisus daryti jau staiga prireikia, ar ne? Ir tada atsiranda lyg tai ir tų dvigubo gyvenimo ėjimai, ar ne? Kada santuokos metu žmonės pasirenka sąmoningai būti neištikimi. Taip, ir va šitoje vietoje, Dainiau, labai gerai pratęsi tą pradėtą mintį. Aš tokių žmonių, kurie pasirenka tokią, kaip aš vadinu, santykių terapiją, aš jų niekada nesmerkiu. Visuomenėje yra priimta manyti, kad jeigu žmogus pasirenka antrus santykius, būdamas jau vienose, tai čia jau yra viskas išdavystė, kaip labai dažnai minimas žodis, didžiulė nepagarba ir daug kitų epitetų. Bet šiuo atveju, jeigu tai pasižiūrėti iš tos psichologinės pusės, kodėl žmonės tą dalyką daro, tai dažnai tai būna tam tikrų psichologinių traumų, kurias atsineša iš savo šeimų, kuriuose augo pasekmė, ir tokiu būdu kai kurie žmonės vieni nusprendžia nutraukti santykius ir kurti naujus, kad vėl turėtų tą aistrą. Kiti, ką tu gerai pastebėjai, nenorėdami nutraukti savo esamų santykių, nes be tų minusų, kurie ten yra, pliusų irgi yra labai daug, bet ir norėdami turėti vėl tą pačią aistrą, jie pasiima žmogų iš šalies ir iš dviejų žmonių pasidaro vieną. Ir vėl tada su vienu žmogumi jie turi tą buitį, jie turi tuos kitus gerus dalykus, ką sukūrė, o kitas žmogus yra ta terapinė priemonė, kuri reikalinga tam, kad gauti tai, kas buvo anksčiau. Iš vienos pusės tai yra tokia savotiška santykių terapija, bet iš kitos pusės, kiek aš žinau, tai gali turėti ir tam tikras teisinės pasekmes. Taip, tai gali turėti tam tikras teisinės pasekmes, bet čia svarbu yra žinoti tokį vieną esminių momentų, kad neištikimybė, jinai santuokos nutraukimo byloje gali būti ir priežastis, ir pasekmė. Ir štai čia, sakykime, jau kiekvieno yra advokato darbas ir išmonė atskleisti tą santykį, ne? Viena vertus, kada, sakykime, sutuoktiniai nesikalba, kad štai yra problema, ar ne? Sumažėjo sekso. Yra lūkestis turėti daugiau. Nesikalba ir štai patyliukais nueina į kairę. Kitigi atvejai yra, kuomet vienas sako, žiūrėk, kalbėkimės, eikim galbūt pas santykių specialistą, ne? Eikim galbūt pas seksologą, eikim galbūt pas kitus specialistus.
mėginkim spręsti tą problemą, aš turiu tokį lūkestį, noriu būti išgirstas ir taip toliau, o kita pusė nedaro nieko. Tai va štai pirmuoju atveju mes turim gryną, sakykime, neištikimybės atvejį, kuomet aš tyliu, kad man yra blogai ir aš patyliukais nueinu į kairę. Ir santuoka nutrūksta dėl to. Tai antru atveju mes turim neištikimybę kaip po santuokos nutraukimo pasekmę, kuomet jau, sakykime, priežastis santuokos iširimo, tai yra komunikacijos stoka, tos pačios, ar ne? O jau pasekmė komunikacijos stokos, tai jau buvo neištikimybė. Ir labai dažnai, iš tikrųjų, jau ir dabartiniu metu pavyksta ir mano praktikoje ir taip toliau privesti ir teismus prie tokios argumentacijos, kad mes turim į neištikimybę pasižiūrėti kiek giliau, kas po to slypi, ar ne? Ar žmogus taip ciniškai tiesiog patyliukais nuėjo, ar žmogus darė viską, ir tiesiog jau, kaip sakant, iš tų ar fiziologinių poreikių, ar kitų poreikių, jisai tiesiog nuėjo į kairę, bet jisai liko santykyje dėl to, kad, kaip ir pats sakai, toje santuokoje yra ir tam tikrų pliusų, kartais tai yra santuokos, kaip aš sakau, projektas vaikai, kuomet yra gyvenama tik dėl vaikų. Tai va čia šitų aspektų yra labai svarbu. Tai va. Kita vertus, vėlgi, mano pastebėjimas kaip skyrybų advokato tai yra tas, kad klientai, kurie ateina pas mane, jie turi kažkodėl labai didelį lūkestį, jog kaltės įrodymas, kad kitas kaltas, turės ypatingai didelę reikšmę santuokos nutraukimo byloje. Šitą aš irgi labai dažnai girdžiu iš žmonių, kurie yra santykių krizė, kurie jau galvoja apie skyrybas, kurie žino, kad jų antra pusė yra neištikima ir jų labai dažnas lūkestis, kad va dabar, tai jau aš tą žmogų paimsiu. Taip, tik tai iš teisinės pusės žiūrint, aš vėlgi, kaip ir pirmo mūsų pokalbio metu, taip ir šio pokalbio metu, turėsiu turbūt sudaužyti į šipulius tam tikrus mitus. Vienas yra mitas susidaręs iš to, ką aš girdžiu turbūt iš kas antro, gal net kas trečio kliento, tai yra tai, kad jeigu aš įrodysiu kito kaltę, tai jau kitas išeis grynas basas iš santuokos. Paliksiu jį be turto, paimsiu vaikus ir taip toliau. Mielieji, kad ir kaip bebūtų, santuokos nutraukimo priežastis, neištikimybė, smurtas ar kita priežastis, savaime jinai neturi įtakos turto padalymui. Taškas. Savaime šita priežastis įtakos turto padalymui neturi. Tu gali reikalauti neturtinės žalos, kad tu patyrei dvasinius išgyvenimus dėl to, kad kitas buvo neištikimas. Tu gali siekti įrodinėti būtent jo kaltę dėl santuokos iširimo. Toje dalyje prisiteisti galbūt daugiau išlaidų. Trečias dalykas tai yra išlaikymo sutuoktinių reikalavimas. Tai yra, kad jeigu sutuoktinis yra mažiau pasiturintis, galbūt praradęs galimybės dirbti ir užsidirbti dėl to, kad gimdė vaikus ar prižiūrėjo juos ir taip toliau, tai kitos sutuoktinių kaltės atveju jisai gali prisiteisti ir turi teisę reikalauti išlaikymo savo. Bet tai yra viskas. Neturtinė žala, išlaikymas savo. Ir didžioji ir nemaža dalis, sakykime, bylinėjimosi išlaidų. Turto padalinimui neištikimybė įtakos neturi. Žiūrėk, Dainiau, tada man iš karto čia klausimas, tu šitoje srityje turi daug patirties ir iš tavo praktikos arba taip stebėdamas apskritai ten bendrą situaciją, kokia tikimybė mūsų Lietuvos teisinėje sistemoje, tokioje, kokia jinai yra šiuo metu, prisiteisti tą neturtinę moralinę žalą, taip sakykime. Tai va čia labai geras klausimas tuo aspektu ir gal net atsakant į jį, aš pasakysiu dar kelis tokius momentus pakankamai svarbius. Tai yra, taip galimybės egzistuoja prisiteisti neturtinę žalą, įrodžius neištikimybę, įrodžius smurtą, įrodžius šeimos palikimo faktą iš kito pusės ir taip toliau. Tačiau, kaip aš mėgstu vertinti ir sakyti, tai yra, kad teismai šalies išgyvenimus vertina labai mažomis sumomis. Tai jeigu mes kalbam apie neturtinę žalą, santuokos nutraukimo byloje dėl kito kalties, tai mes galim kalbėti apie 2, 3, 5 tūkstančius eurų. Tai tiek mažai kainuoja ašaros, tiek mažai teismų požiūrių kainuoja išgyvenimai. Kurie nereikšmingi pinigai iš esmės. Būtent, tai yra itin
nereikšmingi pinigai, lyginant su šalių išgyvenimais, žmonių išgyvenimais, tavo klientų išgyvenimais, kurie ateina pas tave, jų pojūčiais, jų emocijom, jų sugadintom sveikatom ir taip toliau. Ir koks tau, sakykime, dabar girdint tokius skaičius susidaro vertinimas ir klausant klientų, kurie ateina, sakykime, išgyvendami neištikimybę, išgyvendami šeimos palikimo faktą, išgyvendami daugkartinį smurtą. Tai faktiškai gaunasi dabar tokia situacija, kad norėdamas prisiteisti tą neturtinę žalą, žmogus maža to, kad turės tikrai dėti daug pastangų, kad ją įrodyti, tai reiškia apie tai kalbėti, kas irgi nėra lengva, kalbėti daug teisme, ieškoti pagrindimų, kas irgi skausminga. Aš matau, kaip žmonės atėję pas mane čia, būdami dviese, pasakoja ir verkia pasakodami ir prisimindami tą situaciją. Tai jie turės pereiti visą tą emocinį pragarą iš naujo ir tikimybė, kad tai duos kažkokį reikšmingą rezultatą, jinai faktiškai yra labai maža. Ir šioje dalyje, sutikdamas su to, ką tu pasakei, taip, tikimybė yra labai maža. Ir dėl to aš, sakykime, klientui atėjusiam pas mane, labai dažnu atveju sakau, kad neverta šitoje dalyje investuoti per nelyg daug savo lėšų, laiko, dirbti ties įrodinėjimu, kad įrodyti tik tai ir tik tai kitos šalies kaltę, mėginti prisiteisti neturtinę žalą ir taip toliau. Tai yra tos sąnaudos, kurios neatsipirka, aš iškart galiu pasakyti. Neatpirks tie 2 ar 3 tūkstančiai ar 5 tūkstančiai to skausmo, kurį žmogus patyrė. Ir šioje vietoje tikrai nemažą dalį klientų aš patariu tiesiog koncentruotis į tai, kad lyg tai kaltė yra abiejų, neįrodinėti kažkurio konkrečiai sutuoktinio kaltės ir pereiti prie esminių klausimų, kaip ant vaikų klausimas, jų gyvenamoji vieta, išlaikymas, bendravimo tvarka, turto pasidalinimas ir visi kiti aspektai. Nes kaltės įrodinėjimas, neištikimybės įrodinėjimas, jis vėlgi turi savo kainą. Įrodymų pristatymas, įrodymų surinkimas prieš tai. Įrodyti neištikimybę, vėlgi nėra taip jau ir paprasta. Jeigu taip žinot, tai yra įmanoma, bet tai yra pakankamai sudėtinga. Dar sudėtingiau yra įrodyti kokį psichologinį smurtą šiai dienai. Tikrai sudėtingas teisiškai įrodinėjimas. Tai yra kompleksas visų žinių, kuriomis turi tuo pačiu disponuoti ir atstovaujantis advokatas, kad pateikti teismui tą informaciją, kad charakterizuoti žmogų kaip potencialų smurtautoją, kaip psichologiškai smurtavusi sutuoktinį, neretai kaip despotą ar despotę ir taip toliau. Ir iš mano praktikos yra buvę situacijų, kur žmogus puikiai atitinka tą portretą, kurį tu dabar nupasakoji, bet kai jo antra pusė bando tai įrodyti teisme, žmogus ateina su šūsnim įrodymų iš savo draugų, kolegų ir taip toliau, koks jis yra nuostabus, koks jis yra dėmesingas, koks jis yra jautrus. Ir tokie būna dažnai geležiniai kontrargumentai, kurie sudaužo tą tokią realybę, kurią nori parodyti antrą pusę. Mėginama iš tikrųjų yra įrodinėti tai, kad kaltė buvo, ar ten priešingai yra įrodinėjama, kad štai kaltas tas, kuris užvedė šitą bylą iš tikrųjų. Tai bet, kaip ir sakai, pats tas šūsnis kartais tų pažymų, patvirtinimų ir taip toliau, koks Jonas Jonaitis yra geras darbuotojas, atsakingas ir taip toliau, tai nereiškia, kad jis buvo atsakingas tėvas ir atsakingas vyras. Ir šioje vietoje, tai yra daugiau galbūt iš anksčiau tokie nusistovėję dalykai, kad štai žmonės pristatydavo teismam pažymas iš darboviečių, ten draugai ateina liudyti, koks jisai atsakingas, kaip jisai visuomet laikosi žodžio ir taip toliau, ir kaip jų požiūrių stengiasi dėl šeimos ir kaip dėl visų rūpinasi. Nors tas draugas galbūt kartą kelis mėnesius tik apsilankydavo šeimoje ir nematydavo, kad likusį laiką piknaudžiaujama alkoholiu. Atsiranda smurto žymės pasutuoktinio ant veido kažkodėl iš to atsakingumo, ar ne? Tai ir panašiai. Tai neretai teismas iš tikrųjų yra pastatomas į
tokią padėtį, kuomet pateikiama yra visas šūsnis, kaip ir sakai, dokumentų, įrodymų, liudytojų parodymų ir taip toliau, reikia atsirinkti, kurisgi kaltas. Ir čia aš vėl turiu nuvilti, pasakydamas tai, kad teismas santuokos nutraukimo byloje kaltės laipsnio nevertina. Tai reiškia, Tomai, vienas gali būti kaltas 5%, o kitas 95%. Kaltė bus abiejų. Teismas kaltės laipsnio nevertina. Jeigu bent menkiausia kaltė yra įrodoma kitos pusės, bent menkiausia. Sakykime, vienas smurtavo, buvo neištikimas ir paliko šeimą, o kitas nuolatos rodė nepagarbą. Na, svoris juntamas, ar ne? Taip. Bet kaltė buvo. Ir teismas šioje vietoje tiesiog, paprastai tariant, nusiplaus rankas ir pripažins abiejų kaltę dėl santuokos iširimo. Tai reiškia, jokios neturtinės žalos ir jokio išlaikymo ne vienai šalių. Ir tu čia sudaužiai, manau, dar vieną mitą, kurį turi daugelis žmonių, nes aš tą lūkestį girdžiu, kai ateina ir kalba apie tai, kad jis ir geria, ir smurtauja, ir tai fizinis smurtas, ir psichologinis smurtas, ir tuoj aš įrodysiu. Žmogus esantis tame santykė jaučiasi, kad čia taigi yra svaru. Taigi čia, kaipgi, kaimynai ten visi girdi, viskas matos, o pasirodo, kad tai gali labai greitai subliūkšti. Ne? Tai gali labai greitai sudužti ir iš tikrųjų, pritemti abiejų sutuoktinių kaltę prie santuokos iširimo kartais labai didelių pastangų nereikia. Aš turiu tą dalyką konstatuoti ir šioje vietoje iš tikrųjų, yra dalis klientų, yra dalis atvejų, gal sakyčiau taip, kada tu, matydamas kliento situaciją, patari jam įrodinėti kaltę. Tai yra tie atvejai, kada jau yra iš tikrųjų pakankamai aiškus kaltininkas iš visų aplinkybių. Tai yra, jau sakykime, tikimybė, kad ta neturtinė žala bus priteista, tik tai klausimas yra dydžio. Ir trečias dalykas, kada klientas gali pretenduoti į tą mano minėtą išlaikymą. Tai jau yra kelios dedamosios, kurios yra, sakykime, reikšmingos tokiu atveju klientui patariant, ar verta investuoti į tą procesą įrodinėjimo kaltės, ar visgi ne. Tai šioje vietoje aš didžiąją dalimi atveju iš tikrųjų patariu ir laikausi pozicijos, kad didžioji dalyje atveju kaltės įrodinėjimas yra nevertas sąnaudų. Tikrai nevertas sąnaudų ir koncentruotis reikia ties ženkliai reikšmingesniais dalykais, negu kad kitiem atrodo. Ir dėl to dūžta tie mitai, kad kaltas turi likti be jokio turto, išeiti nuogas basas ir taip toliau ir panašiai. Dūžta šitie mitai, dūžta mitai, kad visas turtas turi atitekti tik tai vienai šaliai ir taip toliau. Ar liktai vaikai dėl to turi vaikų gyvenamoji vieta būti nustatyta su kitu ir panašiai. Aišku, vėlgi, šioje dalyje aš turiu būti irgi iki galo galbūt tikslus, sakydamas, kad smurtas, neištikimybė, tai vėlgi netiesioginė prasme turi tam tikros įtakos ir kaltei dėl santuokos iširimo, ne vien kaltei, bet ir vaikų gyvenamosios vietos nustatymui. Labai paprastai einant per tą prizmę, jog koks vaikam yra rodomas pavyzdys. Normalu yra, būnant santykyje su mama, turėti kitą moterį arba kitą vyrą, ar ne? Normalu galbūt yra spręstis konfliktus kumščiais. Ir štai tada atsiranda tam tikra argumentacija, kad vaikai su tokiu tėvo ar mamos auklėjimo standartu negali toliau likti gyventi. Tai tai yra tam tikrai persidengiančios aplinkybės, kurios turi įtakos ne vien kaltės klausimui, bet ir vaikų klausimui. Netiesioginė prasme. Supratau, kadangi mes kalbam dabar apie tą etapą, kai žmonės yra santykė, o taip girdėdamas tuos faktus, kuriais daliniesi, aš dar noriu sugrįžti šiek tiek į mūsų pirmąjį pokalbį apie tą ikivedybinę sutartį. Suprantu, jeigu jinai yra sudaryta, tai žmogus patekęs į sudėtingą situaciją santykiuose, jisai yra daug saugesnis, jeigu taip galima būtų apsibrėžti. Taip, švelniai tariant, taip. Jisai yra, paprastai žodžiais tariant, daug saugesnis turtinėje dalyje. Čia mes turim nepamiršti, kad
iki vedybinė sutartis, kaip po tokia, jinai gali reguliuoti tik tai turtinius klausimus. Mes negalim joje aptarti vaikų klausimų ir panašių klausimų. Tai va, tik turtiniai klausimai, sausai. Tai va, tai šioje plotmėje taip, žmogus nutrūkus santykių, jisai jaučiasi visiškai saugus, kadangi turtinis režimas yra išspręstas. O tai tada kyla klausimas, gerai, jeigu žmonės neturi tokios sutarties. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jau viskas, žmogus pavėlavo, pora pavėlavo, traukinys nuvažiavo, ar yra galimybė ir 5 metus pragyvenus santuokoje prieiti prie to, kad darom jau tada kaip vadintųsi, ko gero, vedybinė sutartis. Tai yra povedybinė sutartis, taip tiksliai tariant, taip, povedybinė sutartis, kuri gali būti sudaroma, Tomai, bet kada po santuokos. Mėnesį, 5 metus, 10 metų pragyvenus santuokoje ir kuri jau galioja į priekį. Tai yra nuo tos datos, kada sutuoktiniai apsisprendė ją sudaryti, jinai galios į priekį. Tai reiškia atgal, tą laikotarpį nuo santuokos sudarimo iki vedybinės sutarties, po vedybinės sudarimo. Tas laikotarpis yra bendra jungtinė nuosavybė. Visas turtas bendras. Tai šioje vietoje vėlgi, kai šalys nusprendžia sudaryti povedybinę sutartį, tai tuo pačiu tą pačią dieną pasidalina ir kartu užgyventa tai dienai turtą, tam, kad išsispręsti tuos klausimus. Tai tik tai vėlgi, poreikis sudaryti tokią povedybinę sutartį kyla ne visiems. Dažniausiai tas poreikis kyla, kaip ir mes kalbėjom pirmo mūsų susitikimo metu, asmenims, kurie užsiima rizikingų verslų, neša pilną atsakomybę už savo veiklą ir taip toliau. Tai tuomet arba pradeda, sakykime, užsiimti verslų, jau būdami santuokoje, nes niekas neplanuoja galbūt tam tikrų dalykų pradėti iki santuokos ar santuokos pradžioje. Tai tai tampa tam tikrom indikacijom, galbūt apsaugoti šeimą, apsaugoti šeimos turtą, kad tie įsipareigojimai ir tos skolos, kurias prisiims vystydamas verslą sutuoktinis ar sutuoktinė, tai būtų tik tai jo ir tik tai jo atsakomybė. Ir lygiai taip pat turtas, kurį jisai užgyvens. Tai bet šioje vietoje, aš kaip ir minėjau tuomet, mūsų pirmo susitikimo metu povedybinėje sutartyje lygiai taip pat galima aptarti kompensacijos klausimus, pririšti, sakykime, tai piniginę kompensaciją prie išgyventų metų skaičiaus kartu ir taip toliau. Ir dabar, man įdomu, kaip tu pats rekomenduotum, ar povedybinė sutartis yra tai, ką žmonės turėtų sudaryti, ką pasirašyti, tavo paminėtais atvejais, kai kažkas užsiima tam tikrą specifinę veiklą, pradedamas verslas, ar tai vis dėlto turėtų būti, kad, jeigu jau to nepadarėm iki santuokos, tai būkim sąmoningi, atsakingi, brandūs žmonės ir jeigu mes sugebam apsidrausti automobilį, ten kasko draudimu, kur greičiausiai tikimybė tikrai daug mažesnė negu 50%, kad mes pateksim į autoįvykį. Taip. Jeigu mes sugebam prevenciškai tikrinti sveikatą, nelaukdami, kol dar susirgsim, tai ir šitoje vietoje, taip žinai, klausant tavęs, man susidaro įspūdis, kad tai turėtų padaryti kiekviena sąmoninga ir brandi pora. Tiesą sakant taip, nes viena vertus tai yra tie patys argumentai, kad apsaugoma šeima yra nuo, sakykime, bėdos, kuri gali tikrai ištikti ir apie kurią aš užsiminiau praeito pokalbio metu. Žlugus verslui, ištikus kriziai, kuomet kreditoriai gali pasibelsti ir į šeimos duris, ir šeimos turto, ir kuomet reikia tuomet palikti šeimos namus ir panašiai. Ir šis pokalbis iš tikrųjų taip, aš sutinku su tavim, kad jisai turėtų būti turbūt kiekvienos brandžios šeimos rate. Kad ir tai yra ne iki santuokos, nekalbant apie ikivedybinę sutartį, bet kad ir po santuokos, bet kada, net nekalbant apie tai pavėluotą, nepavėluotą pavėlavimą šitam klausimui, aš manau, kad tiesiog nėra. Tai yra tiesiog indikacijos, kada to reikia, mano paminėtais atvejais, ir kada tą tikrai turėtų žmonės apsvarstyti. Lygiai taip pat mes negalim objektyviai ignoruoti ir fakto, tavo paminėto, 50% skyrybų. Kas iš tikrųjų garantuos, kad konkreti šeima nepaklius į statistiką?
Tai ta vat sutartis, ikivedybinė ar povedybinė sutartis, jinai vienareikšmiškai apsaugos nuo ilgų, finansiškai nuostolingų ginčių turtiniai daly, kurie neretai tikrai užtrunka kelis, 2, 3, 5 metus, netgi retais atvejais. Ir iš tavo praktikos, jeigu taip paimkim 10 žmonių, 10 porų, kurios ateina sudarinėti jau povedybinės sutarties. Tai kiek iš tų porų ateina, kai jau prasidėjo tam tikros problemos ir kai kažkuris vienas iš poros jau matydamas, kad jau gresia, nusprendžia imtis veiksmų ir kokia dalis iš jų ateina, kai dar nėra jokių ryškių indikacijų, bet tiesiog sąmoningai suprasdami, kad būkim atsakingi ir išmintingi ir tiesiog padarykim tai, ką reikia padaryti. Tai kalbėsiu savo praktikos atveju. Tai yra apie klientus, kurie konkrečiai kreipiasi į mane dėl tokios sutarties parengimo, nes tvirtinama jinai yra notariškai, kas yra svarbu paminėti. Tai iš esmės sakyčiau, kad apie 70% klientų ateina su tikslu parengti ikivedybinę ar povedybinę sutartį, tuomet, kada, kaip aš ir minėjau, siekiamas pradėti verslas, siekiami prisimti didžiuliai įsipareigojimai, norima apsaugoti šeimą ir taip toliau. 30% klientų, turiu pasakyti atvirai, ateina tokiais atvejais su užsakymu rengti sutartį, kuomet mato, jog santykis braška. Ir va štai čia prasideda įdomiausia dalis, kadangi iš tų 30% povedybinę sutartį sudaro, sakyčiau, kokių pusę. Tai yra 15%. Nes natūralu, kad pradėjus braškėti santykiui, ne, dabar tu turi įtikinti, liktai ir įkalbėti, ar nutarti kartu, sudaryti štai tokią sutartį. Ir va štai tada kita pusė, ar tai būtų sutuoktinis ar sutuoktinė, gali pasižiūrėti, švelniai tariant, įtartinai, į tokį pasiūlymą būtent tuo metu, kai santykis braška. Ir būna tikrai atveju, kada iš tų 30% atėjusių klientų sutarčių projektai yra parengiami, bet jie nėra pasirašyti. Ir va štai tuomet aš turbūt iškelčiau pasitikėjimo klausimą, kuris jau tada atsiranda ir turbūt ateina į areną pirmoje vietoje tarp sutuoktinių, ką jie toliau darys su santykiu. Vienais atvejais prasideda ir aš matau, sakykime, viena ar kita pusė yra spaudžiama pasirašyti ikivedybinę sutartį ir grasinama galbūt skyrybomis. Netgi taip. Kitais atvejais aš matau tokias indikacijas, kad kita šalis nesutinka pasirašyti sutarties, o sutuoktinis ar sutuoktinė, kaip ir nenori išeiti iš tos santuokos. Nenori jos nutraukti. Tai va štai tada prasideda didžiulis nesąžiningumas. Ir čiagi prasideda tokie dalykai, kad kadangi tu nepasirašai tos sutarties, tai aš savaip išsispręsiu tos klausimus. O štai tas savaip išsispręsiu tos klausimus ir atveda prie to, kad tuomet prasideda kova be taisyklių. Tai yra turto užrašymas ant kitų asmenų, įgyjimas jų vardu, atlikimas kitų nesąžiningų veiksmų už akių. Liktai santuokoje žmonės gyvena, kartu keliauja, kartu būna, rūpinasi bendrai vaikais. O va štai turtinius aspektus viena iš šalių laviruoja ir sprendžiasi taip, kaip jai yra geriausia ir saugiausia, apgaunant kitą pusę. Ir aš matau iš tikrųjų tikrai neretus atvejus, kada patys klientai ir klientės šokiruoti pirmos konsultacijos metu, kada ateina pas mane, mes kalbamės apie turtą, kurį jie turi, aš tikrinu registrą ir aš matau, kad to turto nėra. Man klientas sako, kad negali būti, aš klientui konstatuoju faktą, kad to turto jų vardu nėra. Ir paaiškėja, kad tas turtas yra užrašytas ant sutuoktinio ar sutuoktinės tėvų. Pragyvena žmonės ilgus metus ir va štai, kaip sakant, sužino. O Dainiau, man čia klausimas šitoje vietoje, o gali vienas iš sutuoktinių, neinformavęs kito, atlikti
tokius veiksmus ir tas antras sutuoktinis net neįtari, net nesužino. Tai, Tomai, pirkėjai tokiu atveju gaunasi statytiniai. Tai yra ne tie, kurie iš tikrųjų perka, sakykime, ne tas sutuoktinis, kuris perka, Taip. o jo tėvai, ar ne? Tai tėvai perka turtą, tėvai eina pas notarą, per tėvų sąskaitą yra mokami pinigai, kurie ateina galbūt iš sutuoktinio, vienais ar kitais kanalais ir taip toliau. Ir šioje vietoje sutuoktinė net nesužino apie tai, kad va štai yra perkamas tam tikras turtas, kad galbūt turtas, kuriame jie gyvena, pasirodo yra net ne jų. Net ne jų. Tai išaiškėja kartais tokie dalykai, kad ateina galbūt laiškas komunalinių paslaugų tiekėjų, įkrenta į dėžutę su pavėlavimu, ar ne, ir tu ten matai, kad pala, uošviai čia negyvena, bet uošvių vardu ateina sąskaita, kas čia per naujieną ir taip toliau. Arba, sakykime, nesąžiningai įtikina sutuoktinis ar sutuoktinė kitą pusę, kad vat, reikia čia tą turtą nupirkti ant tėvų vardu įforminti, nes čia laikinų problemų pas mane yra, kreditoriai gali čia pasikreipti, tą turtą paimti, išieškoti iš jo ir taip toliau. Ir vat mes čia, koksgi skirtumas, mesgi gyvensim, ta prasme, tam turte, užrašysim ant jų, nieko tas nekeičia. O vat štai atėjus į santuokos nutraukimo bylą, taigi turtas tėvų vardu. Mes neturim jokio turto. Ir vat štai tada paaiškėja, kad tie argumentai, kuriuos galbūt sakė sutuoktinis, kodėl reikia tą turtą forminti kitų vardu, jie parodo tai, kad tai buvo iš ankstinis pasiruošimas procesui. Ir va štai tada jau prasideda teisinės subtilybės. Tai va čia, sakykime, tas pasitikėjimo klausimas, kuris, vėlgi, jeigu taip žiūrint, yra pakankamai svarbus. Santuokoje tai yra vienas turbūt esminių klausimų, ar ne? Ir kaip pats, Tomai, tokiais atvejais praktikoje galbūt su klientais, ar susiduri, kuomet, sakykime, šalys pernelyg daug galbūt pasitikė kitą pusę. Su rožiniais sakiniais, sutinka, jog turtas būtų forminamas kitų vardu, besąlygiškai pasitikėdamos ar pasitikėdami kitų. Ir kaip pats apskritai žiūri į tuos atvejus, kuomet, šalys perdėtai pasitikė viena kita. Tokių situacijų tikrai būna ir jų yra daug. Vienais atvejais tai yra perdėtas pasitikėjimas, kitais atvejais tai yra žmogiškas naivumas, bet mažiausia pusė atvejų, kai jau yra tokios raudonos vėliavėlės įspėjančios apie pavojų, žmonės bijo kelti tą klausimą ar dėti ant stalo. Kai aš jų paklausiu, kodėl jūs apie tai nekalbat, ateina ir sako, daro tokius arba panašius dalykus, aš pagalvojau, kad kažkaip man čia nepatiko, man kažkas čia negerai, bet ką aš čia klausiu? Įsižeis po to, supyks, kils konfliktas, nejudinkim tų dalykų. Ir čia yra dar didesnė problema, ta žmonių baimė atvirai kalbėtis apie tas konfliktų, krizių užuomazgas. Su viltimi, kad jeigu apsimesim, kad viskas yra gerai, su laiku gerai ir taps, kažkaip išsispręs savaime. Tai žmogus išeina pats savo meluoja, ar ne? Viena vertus jisai kenčia, taip, būdamas tame, kita vertus jisai nieko nedaro. Taip. Pradeda matyti problemas ir nesijima jokių veiksmų iš elementarios žmogiškos baimės. Turbūt, Tomai, sutiksi, kad, kentėti tai yra nieko nedaryti, ar ne? Bet žmogui, kuris nori komunikuoti, nori imtis tam tikrų veiksmų, reikia drąsos. Taip. Kaip su tuo? Reikia labai daug drąsos ir jeigu taip žiūrėti iš tų problemų, su kuriamis žmonės susiduria, pažiūrėti tų problemų sąrašą, tai problemos santykiuose jos yra tarp pačių sunkiausių. Žmonės daug paprasčiau susitvarko su finansiniais iššūkiais, su kažkokiais rūpesčiais darbe, bet kai ateina laikas sėsti ir spręsti klausimus, kurie vyksta santykiuose, šitoje vietoje aš matau, kaip žmonės atidėlioja iki paskutinio.
turbūt ne veltui, nes, na, vėlgi, jeigu kalbėt apie skyrybas, tai pagal streso lygį tai yra pirmoje vietoje po artimo žmogaus netekties. Taip. Ir, na, tas turbūt emocinis fonas ir išgyvenimai, na, jie švelniai tariant nepadeda žmogui stumėtis į priekį. Ir ką aš matau, sakykime, na, iš savo klientų, kurie ateina pirmas iki konsultaciją, būtent priėmė tam tikrą sprendimą, skirtis ir taip toliau, išsiaiškinę kartu, ar tai yra galutinis apsisprendimas, kad iš tikrųjų, na, emocijos yra įvairialypės. Ir iš tikrųjų, na, amplitudė emocijų ir mano kontoroje iš tikrųjų yra tokia, kad aš net galiu drąsiai sakyti, pas mane žydinčių gėlių nėra kontoroje. Ir emocijų amplitudė yra tokia nuo to, kad advokatė padarykit jam, kas labai skaudėtų arba jai. Aiškiname situaciją, sakau, tai ko jūs konkrečiai siekite šituo atveju. Sako, palaidoti, sako, sutuoktinį. Sakau, atleiskit, sakau, aš nelaidojimo verslą atstovauju. Tai jau ir tada mes perinam prie konstruktyvaus pokalbio, prie konstruktyvių tikslų, prie strategijų, tam jau kaip iš to išeiti. Bet čia, Dainiau, gal aš tave sustabdysiu, mes apie tai dar pakalbėsim mūsų trečioje dalyje, kur jau prieisim prie tos, kaip čia pasakius, nemaloniausios istorijos dalies, kai yra padaryta viskas ir aišku, kad tų santykių jau išsaugoti nepavyks. O kol dar žmonės santykė, va čia tu davei visą eilę labai vertingų įžvalgų ir leidai išgirsti ir pamastyti apie tas vietas, apie kurias žmonės paprastai nelinkia kalbėti, nes yra nepatogu. Tai taip pat, jeigu reziumuojant mūsų šios dienos pokalbį ir va, šitą etapą, tai va, kokius esminius taškus tu galėtum sudėti, apibendrindamas visą tą patirtį, kurią pasidalinai? Aš manau, kad esminis momentas santykiuose, tai kaip bebūtų, na, aš negaliu kitaip patarti, ne kaip skyrybų advokatas šiuo atveju, tai yra, na, mylėti širdimi, bet vis tiek galvoti protu. Ir čia mes turime vienaip ar kitaip aiškiai indikuoti, ar mūsų šeima turi indikaciją povedybiniai sutarčiai. Čia yra vienas esminių momentų, apie kurį reikėtų galvoti, apie kurį reikėtų pasitarti. Jeigu reikia pasitarti ir su keliais advokatais, ir išgirsti kelias nuomonės ir panašiai. Tai čia yra vienas aspektas, nes, na, kaip iš tikrųjų galima sakyti, brangiausiai kainuoja pigus advokatas. Ir, na, specialistų pas mus rinkoje yra labai įvairių. Švelniai tariant, dėl to aš tikrai rekomenduoju šalim pasitarti, kad ir pas kelis atstovus, gaunant skirtingas nuomonės. Tai yra labai svarbu. Svarbi galų galiai išlieka ta pati komunikacija. Ta pati komunikacija, ką aš pats kaip skyrybų advokatas matau, tiek kaip užprogramuota priežastis skirtis, tiek kaip užprogramuota priežastis, kuri turi reikšmę tiek iki santuokos, tiek santuokos metu. Ir vėl pjaunu šaką, ant kurios sėdžiu, ta prasme, bet kuo žmonės daugiau kalbėsis, tuo mažiau jie taps statistikos dalimi. Ir tas pasitikėjimas, mano galva, jisai turi būti, na, išlaikytas. Ne kažkoks iliuzinis, ne kažkoks begalinis. Aš visai kaip pasitikiu antrą pusę, ką jis bedarytų, aš pasitikiu ir taip toliau, ar jie, ir panašiai, ir panašiai. Na, mes turime suprasti tai, kad statistika yra tokia, kokia yra. Ir man kokia, sakykime, pagrindinė turbūt reziumuojanti mintis yra ta, kad, na, kaip bebūtų, bet vienintelis žmogus, kuriuo tu gali pasitikėti, tai esi tu pats. Ir tai ne visais atvejais, kaip kartais būna. Ir taip, Dainiau, iš tikrųjų, tu esi skyrybų advokatas. Jau pirmas žodis skyrybų atrodo taip žmogui mažiau susidūrusiam ir palinkėsiu, kad niekas nesusidurtų, kad tai yra žmogus, kuris reikalingas tik tada, kai jau prasideda skyrybos, bet o dabar iš mūsų jau dviejų pokalbių labai aiškiai matosi, kad skyrybų advokatas visų pirma gali būti tas žmogus, kuris apskritai padarys didelį įtaką, kad tų skyrybų neįvyktų. Jeigu va taip
šiek tiek patraukia į šalį emocijas ir jungia daugiau racionalumo, žmonės įsiklausys į ką tu jiems siūlo, apie ką tu kalbi. Aš tikiu, kad tarp eilučių mus tikrai klausytojai ir žiūrovai išgirdo. Ir tas išvadas tikrai susidarys iš tos praktinės pusės tikrai tinkamos. Ir aš savo ruoštų, reziumuodamas šitą pokalbį, dar kartą noriu akcentuoti, kad santykiai yra nuolat kintantis procesas. Ir tai, kas vyksta santykių pradžioje, aistra, romantika, susižavėjimas, anksčiau ir vėliau tie dalykai išnyksta ir santykiai transformuojasi visai kitą brandos lygį. Tikėtis tos aistros per visą santykių laikotarpį, tai irgi yra iš vienos pusės tam tikrų žinių, supratimų, iš kitos pusės netgi brandos trūkumas. Tai žmonės tam turi būti pasiruošę ir tada, kai kažkas santykė pradeda nebetikti, nebepatikti, nebetenkinti, ką jau Dainius daug kartų kalbėjo, ką akcentavo, atvirumas. Ir va ta drąsa spręsti problemas, nelaukiant, kol jos išdidės, nes problemos, jos kaip taisyklė niekur neišnyksta. Tiesiog savaitę laiko jūs nesprendžiat, po savaitės jūs spręsit didesnę problemą. Tai nedaleiskite tų situacijų. Sukaupkite drąsą, nes drąsos išspręsti tam tikriems nepatogiems klausimams šiandien reikės mažiau negu drąsos grįžti prie tų pačių klausimų po metų, po 2 ar po 3. Tai to noris ir palinkėti. Dainiau, ačiū tau labai už skirtą laiką. Dėkuoju taip pat, Tomai. Ir pasimatysim mūsų 3. pokalbį. Iki pasimatymo.